Šiandien tai meilės diena. Kas į parduotuvę gėlių mergičko nupirkt, kas šampaną bunkė, o kas kokie plasmasinė širdutė iš kioskelė. Nu, kas rimčiau į sekšopą, kokį vibratorių, ar ten kokius rezakus. Nu, aš pats sekšopo parduotuvėj pardavėjų dirbu. Nu, į būntą dieną pripučiam tų kvepiančių kandonų, prikabinam ten liktais balionų, pasipošiam kokią guminę bobą, į priekį įstumiam, gal kas eis, užklius, gal sudomins, gal nupirks. Nu, ir būtent prieini su jaunimėlė, pacanėlių visokių ten apžiūrinėjai tos pimpalus, vibratorius juokėsi ten atsistoja, nu ir keičiasi ten su mergičkom dovanom jie ten. Nu, ir tokia vieną dieną Valentiną sėdžiu ir toks vyriškis, žiūrėjai, su tokiais ūsais, ryžais, toks neaukšts, su kokia golfutė fioletinė ir kelnes rūžavas apsimujęs. Nu, galvojau, kažkoks mužiks iš kaimo palei Madą banda gyventi. Sėdžiu, o jis taip knisas žiūrinėjai, vaikšto po to parduotuvė, tas visas vitrinas apžiūrinėjai, knisas. Nu, nebeiškentę, sakau, gal ką padėt galėčiau jum. Jis sako, supranti, fainulka, savo bachūrui dovanos ieškau. Blet, aš tik pyst pauzę savo smegenyse, su ūsais ir bachūrui. Nu, viskas aišku, blet, gėjus. Nu, blet, sakau, dabar tai jau cirkai prasidės. Nu, sakau, gal ką padėsiu, sakykit. Jis taip saka, suprantai, pas mano bachūrą tas pimpaliuks labai nestandartinis, labai mažytis. Ir jisai kiek bekiš man. Aš nieko nejuntu, kiek ir taip bandau atsistoti ir taip, ir visaip, ir galvoju, kad nors truputį kur nors užbrauktų, nu niekaip jis manęs neužvėt, supranti, gal tu turi kokį, ar ten užmauti, ką, bet kad ir jis ir aš tą kaifą juščiau, supranti, kad nebūtų kažkokios ant plasmasės gabalo užsidėjęs jisai. Nu, sakau, tada nežinau, ką, tikrai niekom čia negaliu padėti, čia kaip ir plastinės operacijos jam reikėtų, suprantat, aš jau niekom negaliu padėti, atsiprašau, bet šį kartą, suprantat, nieko. Jis taip sako, nu, ką darysi, fainulka, nu, ačiū nors už tai. Ir išėjo rūrą kraipydams. Man taip juoks, jam visada iš tų gėjų, nes jie kai ateinti visada kokiu nors cirku prisigalvoja. Nu, ir sėdžiu tenai atsisėdęs, už kios valandos, 2, žiūriu, toks vyriškis aukšt, toks aukšt, tamus, vaikštinėjai po parduotuvę, apžiūrinėjai ten prie vitrinų, pasilenkęs vaikšto, žiūrinėjai. Nu, vėl nebeiškenčiu, sakau, gal jums ką padėt galėčiau, gal ką išrink, gal ko ieškot. Saka, supranti, aš savo mergai dovanos ieškau. Sakau, tai nėra problemų, sakyk, kas jumis domin. Jūs taip saka, palauk, išklausyk iki galo, supranti, koks yra reikalas. Pas mano merga ta skylė nestandartinė, labai didelė. Aš kiek be bandau ir taip, ir šiaip kišu, ir su visais kiaušiais būni kišu, ir presu, kuretu visaip, nu niekaip neužkabinu niekur, kaip į kibirą ką būtų. Gal tu turi kokį žiedą ar ką ten įkištėjai, bet kad, supranti, kaifą mes abu jūstume. Supranti, nenoriu, kad ten visai kažką tai grūsiu ir viskas, supranti. Sakau, gal tavo ta merga su tokiais ryžais vešliais ūsais. Jis tik ant manęs, blėd, iš kur žinai, kaip polė. Sakau, palauk, tarp mūsų nieko nėra. Viskas gerai, sakau. Jin čia buvo ir dovanos tau ieškoja. Ir aš sakiau, kad jum niekom padėti negaliu. Visiškai niekom. Čia ne ta vieta, kad aš jum ten prigalvočiau bajerių. Jum gal pas gydytoją kur ten. Bet aš pagalvojau, gal jūs pabandykit susikeisti. Gal pas jį ar pas ją, kaip ten nežinau pavadinti, tas pimpals didesnis, o pas tavi skylė mažesnė. Nu ir atitiksta ten, kaip saka žmonės, kirvis kotą, ir viskas. Jis taip į manį skersai pažiūrėjai, saka, ale tu pardavėjas gerai iškrypęs. Nu kur tu matei, kad boba vyrą per subinę pistų? Nu kurva, sakau, tada klausyk manęs pidarasė su mažu pimpalu. Tu savo tą bobą su ryžais ūsais įmesk į skalbimo mašiną ir ant 90 laipsnių karščiai skalb. Gal tada jai tas skylutė subiniai susitrauks.